Labą dieną, gerbiami moksleiviai. Šiandieną mūsų jau prieš paskutinės pamokos ir šiandieną mes aiškinsimės apie kompiuterio raidą. 33 pamokoje jūs rasite visą informaciją apie kompiuterio raidą ir kaip reikėtų tą pamoką visą tvarkytis. Čia ką reikia veikti, tai pamokos pristatymas ir filmukas yra įdėta. Va, toliau klausimai yra, praktinis darbas, vadovėliai yra. Daug informacijos filmukų įdėta į kitom kalbom, anglų kalba apie kompiuterio atsiradimo istoriją, tos etapus visus. Nu, aš dabar pristatysiu pirmiausia, kaip yra kompiuterio raida. Tai pirmiausiai mes ką darysime? Tai nuo kada prasidėjo kompiuterio raida, susipažinsime, čia mūsų toks įvadas, kelintais metais sukurtas pirmasis kompiuteris, kas sukūrė pirmąjį kompiuterį, kelintos kompiuterio kartos yra šiuolaikiniai kompiuteriai. Taip pat sužinosime informacijos technologijų raidą. Priešmechaninis amžius, tai 3000 metų prieš Kristų iki 1450 metų mūsų eros. Mechanikos amžius nuo 1450 iki 1840 metų. Elektromechanikos amžius 1840–1940 apima. Elektronikos amžius nuo 1940 metų. Priešmechaninis amžius tai yra 3000 metų prieš Kristaus gimimą iki 1450 metų po Kristaus gimimo. Ne? Prieš keletą tūkstančių metų iki mūsų eros buvo kuriami įvairūs skaičiavimo mechanizmai. 3000 metų prieš Kristų šumerai sukūrė skaičiavimo mechanizmą, kurie sudarė dėžę užpildytą juodais ir baltais akmeniniais rutuliukais. 2000 metais prieš Kristų kinai suvėrė akmeninius rutuliukus ir patalpino dėžutėje. Ne? Senovės graikai ir romėnai naudojo panašius skaičiavimo įtaisus, taip vadinamus abakus. Kinijoje ir Japonijoje prieš keletą tūkstančių metų iki Kristaus gimimo jau buvo naudojami skaičiuotuvai, padaryti iš karoliukų, pritvirtintų prie specialaus rėmo. Karoliukai vadinosi kalkulėmis. Iš čia kilo terminai kalkuliuoti, kalkuliatorius. Ant siūlo suvertų kalkulių pozicija atitiko tam tikrą skaičių. Mechanikos amžius 1450–1840 metai, tai daugiausiai reikšmingų skaičiavimo įtaisų buvo sukurta 17–19 amžiuose. Paminėsime keletą įdomiausių. Logaritminė liniuotė, turbūt esate matę, Paskalina, Leibnico mechanizmas, žakardinės staklės, Bebidžo analitinė mašina ir Tomo aritmometras. Na, logaritminė liniuotė, va, kaip jūs pavaizduota, kaip jinai atrodo. 1614 metais, 1620 metais logaritminė liniuotė, kurią sukūrė škotas Edmundas Günteris pagal anglo logaritminės liniuotės lenteles. Sukūrė tokią liniuotę. Paskalina, kaip atrodė. Viena iš tobulesnių mechaninių kalkuliatorių 1642 metais sukūrė prancūzų mokslininkas Blezas Paskalis. Šį įrenginį pavadintą Paskalina sudarė ratukai, ant kurių buvo užrašyti skaičiai nuo 0 iki 9. Apsisukęs vieną kartą ratukas užkabindavo gretimą ratuką ir pasukdavo jį per vieną skaičių. Šis surištų ratukų principas vėliau buvo naudojamas beveik visuose mechaniniuose skaičiuotuvuose. Pagrindinė Paskalinos yda labai sudėtingas įvairių operacijų, išskyrus sudėtį atlikimą. Leibnico mechanizmas. 1672 metais Leibnico mechanizmas, kurį sukūrė vokiečių filosofas, matematikas Leibnicas, tai pirmasis mechaninis skaičiuotuvas, galėjęs atlikti visus 4 aritmetinius veiksmus. Šis mokslininkas taip pat sukūrė dvejetainės skaičiavimo sistemos,
naudojamas šiuolaikiniuose kompiuteriuose pradžiai. Žakardinės staklės, kaip atrodo tos žakardinės staklės. 1752–1834 metais žakardinės staklės sukūrė prancūzų tekstilės pramonininkas Josefas Žakardas. Tai plono natūralaus šilko audimo staklės, kuriuose audeklo raštas buvo valdomas parenkant specialią kortą su tam raštui skirta programa. Kiaulimėmis atitinkamomis kortos vietomis. Tokio pat stiliaus kortos 1946–1960 metais buvo panaudotas pirmuosiuose kompiuteriuose. Babidžo skirtuminė ir analitinė mašina. Anglų matematikas Babidžas sugalvoja dvi reikšmingiausias mechaninės skaičiavimo mašinas, dažnai vadinamas šiuolaikinės technikos tėvu. Pirmąją mašiną skirtą matematinių lentelių sudarymui ir tikrinimui skaičiuojant skaičių skirtumą Babidžas sukūrė 1822 metais. Ji vadinosi skirtuminė mašina. 1833 metais jis nutarė sukurti universalią skaičiavimo mašiną ir pavadino ją analitinė mašina. Tačiau realizuoti analitinę mašiną buvo labai problematiška. Galiausiai ji būtų buvusi ne mažesnė už garvežį. Todėl ši mašina nebuvo sukurta. Babidžas nepateikė nė vieno išsamaus jos aprašymo. Tačiau aprašymas buvo išsaugotas jo bendradarbės grafienės Augustos Ados dėka. Babidžo analitinė mašina. Babidžo nuopelnas tas, kad analitinėje mašinoje jis pritaikė komponentus, kurie yra svarbiausi šiuolaikinėme kompiuteryje. Įvesties įrenginys naudojo perfokortas, vėliau sėkmingai taikytas iki 1985 metų ir 1986 metų imtinai. Atmintinės skaičiams ir komandoms saugoti naudojamos perfokorto. Aritmetinis įrenginys vykstantis skaičiavimus daro malūnas, pavadinimas malūnas. Valdymo įrenginys programos vykdymui kontroliuoti. Išvesties įrenginys skaičiavimo rezultatams išvesti. Čia buvo naudojamas perfokortas ir automatinis spausdintuvas. Tai pirmasis mechaninis duomenų apdorojimo įrenginys, kuris turėjo atmintį. Nors šis įrenginys niekada nedirbo, bet svarbus tuo, kad buvo skirtas dideliems skaičiavimams atlikti. O jo autorius jau tuomet nurodė daugelį svarbiausių tendencijų, kurios vėliau tapo skaitmeninių kompiuterių veikimo pagrindiniais principais. 1991 metais Londono mokslo muziejus išleido 600 000 svarų sterlingų, kad Babidžo mašina veiktų. Šią 1,8 metro pločio ir 3 metrų aukščio sudaryta iš 4000 detalių, sveriančią 3 tonas mašiną galima pamatyti šiame muziejuje. Ada Augusta Lovelace. Lady Ada Augusta Lovelace, poeto Lordo Džordžo Byrono duktė. Išvertė į anglų kalbą analitinės mašinos veikimo instrukciją, kuriai dar parašė ir komentarus, pranokusių savo apimtimi patį straipsnį. Čia pirmą kartą buvo pavartota programos stiklo ir mašinos ląstelės sąvokos. Nurodoma, kad galima dirbti ne tik su skaičiais, bet ir su simboliais. Ji tituluojama pirmąją pasaulyje programuotoją. Jos vardu pavadinta viena iš universalių programavimo kalbų Ada. Tomo aritmometras. 1860 metais Tomo aritmometras buvo sukurtas. Va štai atrodo kaip jisai. Tai pirmasis komercinis mechaninis skaičiavimo mechanizmas, kurio galimybės buvo labai ribotas, nes atliko tik sudėties ir atimties veiksmus. Elektromechanikos amžius prasidėjo 1840, baigėsi 1940 metais,
Holerito tabuliatorius, amerikietis Holeritas 1890 metais laimėjo efektyvaus gyventojų surašymo duomenų apdovanojimo konkursą. Holerito tabuliatorius buvo skirtas paspartinti labai lėtą gyventojų surašymo duomenų apdorojimo procesą. Šis mechanizmas buvo panaudotas ne tik 1890 metų JAV gyventojų surašymo duomenims apdoroti, pateikti lentelių diagramų pavidale, bet ir išnuomotas daugelį kitų šalių – Kanadai, Austrijai, Rusijai ir kitur. Holerito tabuliatorius tapo pirmąją skaičiavimo mašiną, veikiančią ne mechaninių procesų pagrindu. Ji pasirodė esanti labai efektyvi ir tai leido įsteigti firmą gaminančią tokius tabuliatorius. Tai pirmoji automatinio duomenų apdorojimo sistema. Duomenys buvo įvedami perfokortomis, kuriuose pirmą kartą buvo panaudota binarinių skaitmenų koncepcija. Yra kortoje skylutė, tai yra vienetas, o nėra skylutės, tai nulis. Tai dvitainė sistema. Ne? Nuo 1924 metų iki dabar jį vadinama IBM ir yra viena stambiausių kompiuterius gaminančių firmų. Konradas Zuse. Vokiečių inžinierius Zuse, paeksperimentavęs su 10-tainė skaičiavimo mašina, vis dėlto pasirinko 2-tainę. Nors ir nesusipažino su anglų matematiko Džordžo Bulio logika, leidžiančia atlikti elementarius veiksmus su 2-tainiais skaičiais, Zuse 1936 metais sukūrė skaičiavimo mašiną Z1, kurie buvo pritaikyta Bulio algebros principai. Vėlesnėme modelyje Z2 vietoje mechaninių jungiklių jis panaudoja elektromechaninės rėlės, o informacijai įvesti pritaikė perfotuotą 35 mm pločio fotojuostą, vėliau ją pakeitė popierinę. Zuse Konradas 1943 metų pabaigoje Anglijoje ėmė veikti didelė skaičiavimo mašina Colossus 1, skirta vokiečių šifrogramomis dešifruoti. Berlyne Zuse sukonstravo Z3 ir pradėjo projektuoti Z4 projektus, kurioje vietoj elektromechaninių rėlių turėjo būti panaudotos vakuuminės elektroninės lempos. Tai būtų leidę gerokai padidinti mašinos greitį. Tačiau Hitleris nepalaikė šio projekto ir tikėdamasis nesitikėjosi labai greitai viską nugalėti. Mark I. 1941 metų pabaigoje JAV įstojus į karą, IBM firmos prezidentas pasiūlė Amerikos prezidentui savo paslaugas. Ir 1944 metais firma pagamino gana galingą kompiuterį Mark I, turinti apie 750 tūkstančių detalių, tarp jų 3304 elektromechaninės rėles. Mark I tai pirmoji rėlinė skaičiavimo mašina, kurią suprojektavo amerikiečių profesorius Aiken. Pagamino IBM'as ir 1944 metais pastatė JAV Bostono mieste Harvardo universitete. Mark I buvo ištisas elektromechaninių kalkuliatorių rinkinys ir labai panašus į Babidžo analitinę mašiną, bet žymiai tobulesnis. Mark I ši mašina galėjo atlikti 3 veiksmus per sekundę. Buvo 15 metrų ilgio, 2,5 metro aukščio, svėrė 3 tonas. Turėjo apie 750 tūkstančių detalių, naudojo perfokortas duomenų įvedimui ir išvedimui. Dirbdama mašina kėlė didelį triukšmą, kadangi pagrindiniai elementai buvo daugiau kaip 3000 rėlių. Elektronikos amžius prasidėjo nuo 1940 metų. Džonas Atanasovas 1939 gyvenęs 1942
Čia ne gyvenimo metai, čia jo kūrybos metai. Tai pirmasis elektroninio skaitmeninio kompiuterio realus modelis, kurį Ajovos universitete suprojektavo ir pagamino amerikietis profesorius Džonas Atanasovas, gyvenęs 1904–1995 miręs. Ir jo asistentas. Tik 1974 metais Atanasovas buvo pripažintas tikruoju elektroninio kompiuterio veikimo principo išradėju. 1990 metais, praėjus beveik 50 metų po jo išradimo, 87 metų profesorius Atanasovas buvo apdovanotas JAV nacionalinio aukso medaliu už technologinius sprendimus. IBC. Šiame modelyje buvo įgyvendinti nauji tam laikmečiui sprendimai. Panaudotos elektroninės lempos, dvietainė skaičiavimo sistema bei atminties ir loginės grandinės. Kompiuteris buvo skirtas palengvinti sudėtingus studentų fizikų skaičiavimus, suprojektuotas spręsti 29 tiesinių lygčių sistemą su 29 nežinomaisiais per 24 valandas. Ši mašina įkūnijo pirmojo elektroninio skaitmeninio kompiuterio idėją. Elektronikos amžius prasidėjo nuo 1940 metų. Kompiuterių kartos, pirmoji karta, 1950 metais ENIAC didelių matmenų, menko patikimumo, galingų aušinimo įrenginių reikalaujančios, todėl neekonomiškos lempinės mašinos. Jose pradėta realizuoti programinę įrangą, saugoma mašinos atmintyje, programuojama mašininiais kodais, darbo greitis iki kelių dešimčių tūkstančių operacijų per sekundę. ENIAC. 1946 metais ENIAC kompiuteris buvo sukurtas. Tai pirmasis elektroninis skaitmeninis kompiuteris, kuris susipažinęs su Atanasovo projektu sukūrė JAV. Mokslininkai Džonas Maučlis ir Ekertas 1919–1925 metais Filadelfijos mieste, Pensilvanijos universitete. Šis kompiuteris buvo skirtas Amerikos armijai. Vėliau šio kompiuteriu buvo atliekami daugelio mokslinių tyrimų sudėtingi skaičiavimai. Šiuo metu pirmasis kompiuteris yra Filadelfijos Benjamino Franklino mokslo pasiekimo muziejuje. Kompiuteris buvo sudarytas iš 18 tūkstančių elektroninių lempų, užėmė 542 kvadratinius metrus plotą, jo centrinis procesorius svėrė 3 tonas, o visas šitas kompiuteris svėrė 30 tonų. Galėjo atlikti 5000 sudėties veiksmų per sekundę, bet kas 7 minutės slysdavo, nes dėl perkaitimo pakisdavo voltamperinės elektroninių lempų charakteristikos ir veikė tai 9 metus. Va kaip atrodė tas milžinas. 1947 metais Kembridže Morisas Wilksas sukonstravo mašiną ETSAC. Skirtingai negu kitos, jis rėmėsi nauja programavimo aprūpinimo strategija, taigi naudojo standartinės, dažnai skaičiavimams taikomas programas ir įrangą programų klaidoms aptikti. Kompiuterių kartos, antroji karta. 1960 metų pradžia, IBM 1401, tranzistorinės, patikamos, ekonomiškos, nedidelės mašinos. 1960 metais fizikoje buvo atrastos naujos medžiagos puslaidininkiai. Panaudojęs šias medžiagas, JAV kompanijos mokslinių tyrimų centro darbuotojas išrado tranzistorių. Tranzistoriai yra žymiai mažesni nei elektroninės lempos ir neskleidžia tiek daug šilumos. Jie panaudoti antros kartos kompiuteriuose. Išorinė atmintinė realizuota magnetiniuose būgnuose, informacijai išvesti panaudoti monitoriai, kompiuterio darbo greitis iki 1 milijono operacijų per sekundę. Antros kartos kompiuteriai mažesni, patikimesni,
ir žymiai greitesni nei pirmos kartos kompiuteriai. Kompiuterių kartos trečioji karta 1964–1965 metai IBM'as, mašinos, kuriuose naudojamos mikroschemos, sukurtos pirmasis mikroprocesorius Intel 4004 mikroprocesorius, pirmasis asmeninis kompiuteris NEBA. JAV kompanijos Texas Instruments darbuotojas Cilby sukūrė integrinę schemą, sudėtingą elektroninę grandinę ant silicio plokštelės, kuri pakeitė tranzistorius. Atsirado mažesnių spintos dydžio kompiuterių. Duomenų saugojimui dar plačiau pradėta naudoti magnetiniai diskai. Kompiuterio darbo greitis iki 100 milijonų operacijų per sekundę. Sukurtas pirmas asmeninis kompiuteris Altair 8800. Taip pat sukurtas grafinis manipuliatorius Pelė Mausė. Va kaip atrodo pelytė pirmoji, kaip dėžutė. Kompiuterių kartos, ketvirtoji karta nuo 1980 metų, kompiuteriuose naudojamas didžiosios ir superdidžiosios integrinės mikroschemos. Atsiranda globalieji telefonai ir kosminio ryšio kompiuterio tinklai. Kompiuteriuose naudojami optiniai kompaktiniai diskai CD-ROM, bei jų pagrindų sukurtos daugialypės terpės multimedija. Penkta karta prasidėjo nuo 1990 metų ir bendras JAV ir Japonijos projektas Nauja architektūra, kurie atsirado Džono von Neumano komandų srauto principo ir pereina prie duomenų srauto principo, manipuliuojančių su daugiau nei 500 lygiagrečiai veikiančių procesorių. Labai aukšto lygio programavimo kalbų naudojimas, bendravimas operatoriaus kalba, darbo greitis didesnis nei 1 milijardas per sekundę, dirbtinis intelektas, tai yra uždavinių sprendimo automatizavimas, išvadų gavimas ir manipuliacija žiniomis. Apple. Pramoninio asmeninių kompiuterių istorija prasideda nuo 1971 metų. Tai buvo du amerikiečiai Stevens Jobsas ir Wozniakas. Garaže surinko kompiuterį, kurį pavadino Apple. Taip pat 1971 metais buvo sukurtas pirmasis asmeninis kompiuteris Ken Bat 1, kurio parduota iki 40 vienetų. Tuoj pat tokių kompiuterių įsigeidė Jobso ir Wozniako draugai. Vaikinai įkūrė firmą ir jau 1976 metais rinkoje pasirodė pirmasis pramoninis asmeninio kompiuterio variantas Apple II. IBM PC. Firma IBM 1981 metais išleido asmeninį kompiuterį, kuris ir tapo pirmoju populiariausių profesinių asmeninių kompiuterių. Plėtojantis mokslo ir technikai, firmos IBM pirmtaką keitė kiti tobulesni modeliai, kuriame pirmą kartą įmontuotas kietasis 10 MB atminties diskas. Nuo 1993 metų gaminamas kompiuteris su Pentium procesoriumi. Nuo 1985 metų sukurtas grafinis vartotojo sąsajos priemonės Windows, kurių naujausi variantai Windows 95 ir Windows 98 leidžia atsisakyti operacinės sistemos Microsoft DOS. Vis plačiau pradėti taikyti labai didelės talpos optiniai kompaktiniai diskai CD-ROM. Kompiuteriai Lietuvoje kada buvo? Lietuvoje kompiuteriai pasirodė baigiantis 6-ajam dešimtmečiui. Jie buvo lemtini, labai dideli, nepatikimi, bet to sudėtinga ir brangi jų eksploatacija. 1960 metais pirmąjį kompiuterį įsigijo Mokslo akademijos, fizikos ir matematikos institutas. 1963 metais Vilniaus universitete ir Kauno politechnikos institute, dabar KTU, ėmė veikti kompiuteriai Minsk 14 ir nuo 1971 metų Minsk 22.
Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykla pradėjo gaminti pirmuosius lietuviškus kompiuterius Rūta 1986 metais. Pradėjo gaminti buitinius ir mokyklinius mikrokompiuterius. Tais pačiais metais Kauno Politechnikos institute kartu su Kauno radijo matavimo technikos mokslininkais sukurtas pirmasis originalus lietuviškas asmeninis kompiuteris Santaka. Na va, tai čia tokia įžangytė. Nu dabar apie dabartinius kompiuterius, tai dabar jau patys žinote, bandote, darote ir kiekvieną kartą vis jie tobulėja. Tai ačiū, kad klausėte.